Cukinė, pomidorai iš mano sodo, rudens gerybės. Einame į svečius pas Ričardą. Pažiūrėsim, kaip jisai pasitinka rudenį. Labas. Pažiūrėk, čia yra ruduo. Ir rudeninis langas į pasaulį šito modemo pavidalė. Koks jūs geras bulvių skutikas esate. Kaip burokėlių sriuba pačiam? Žiūrėk, Arnoldai, pačios bulvės nenusiskus. Klausyk, tai tu jau grįžai namo, jau baigėsi tavo vasaros nuotykiai. Baigėsi vasaros nuotykiai. Iš tikrųjų, taip, labai darbinga vasara buvo šita, bet labai laukiu rudenio, kada bus galima nurimti, žinai, prie kokio nors, nežinau, YouTube'o arba prie telikos serialo. Tu grįžti namo, atrodo, turėtum užsidaryti ant 4 sienų. Jo. Ir kažkaip tame visame reikia susikurti ir jaukumą, ir tą patį pasaulį. Aš tai, pavyzdžiui, randu pasaulį savo kompiuterio ir televizoriaus ekrane. Tai suprantu, tavo namų jaukumas yra pasikvietus svečių, duoti jam bulvę, nusiskusti. Ai, supratau, va taip. Ho, tu jo be interneto negalėjai. Rudenį dalykų. Atsisės internete ieškoti kažkokių tai dalykų, kurių tu netikėtų gali įsigyti. Pagaliau sulaukęs Europos krepšinio čempionatų, pasižiūriu krepšinio rungtynės per GO3. Aš labiau serialų keičiasi. Aš geriau žiūriu serialų. Nu, labs, mam. Kada man įdėt burokėlis, tai aš pamiršau, sen nebegaminau. Kam dar naudoji internetą? Be skambučių aš dažnai muzikos klausau. YouTube'as, Spotify'us. Arnoldai, kažkaip judesio nematau. Tikras, kad čia išvirė. Ką žinau? Arnoldai, žiūrėk, o ko nejaukumas? Ramiai va, prie teleką, su muzikytė, tuo serialai įsijungsim, o ko nejaukumas?